Kaip nesusimauti su remontu ir sutaupyti net 10 000 eurų per vieną konsultaciją. Gal paprasčiausiai toj meistrai mane apgaus, kaip vat, ir kur rasti tą informaciją. Jūs paprasčiausiai nuves papildomai daryti kažkokius darbus, papildomai mokėti už darbą, kai jau prasideda dvigubas mokėjimas, iš to, tai tiksliai, nieks negauna pozityvumo, tai pasakykime. Tai visada galėsime apskaičiuoti, kiek prireiks pinigėlių. Iš viso mano nuomonė, kad bendra remonto kaina negali skirtis daugiau negu 5%. Kas man svarbiausia, tai ir baisiausia, kad atliktas remontas, gatavas produktas nesuteikia jums iš viso malonumo. Kaip pradėti remontą? Nuo ko pradedamas remontas, kokie pirmieji žingsniai, ar reikia projekto, ar užtenka mano pageidavimo, ar padėsite su dizaineriu, ar reikės samdyti dizainerį atskirai. Iš ko susidaro bendra kaina, ar pateikime išsame sąmatą.